Sveiki visi. Kartais fotografuojant žmogaus dantis gaunasi geltono atspalvio. Šioje pamokoje parodysiu, kaip tai galima ištaisyti GIMP pagalba. Štai turime paveikslėlį ir matome, kad dantis yra pageltę šiek tiek. Taigi, spaudžiame dešiniu pilies klavišu sluoksnių dialogiant sluoksnio. Pridedame alfa kanalą. Pasirenkame pridėti alfa kanalą. Ta pati galima padaryti nuėję į meniu sluoksnis, permatomumas, pridėti alfa kanalą. Dabar čia išblokė, kadangi aš čia jau tai atlikau. Sukuriame sluoksnio kopiją. Štai čia mygtukas paspaudžiame. Pažymime viršutinį sluoksnį. Pasirenkame teptuką. Teptuką išblukusį pasirenkame. Skaityksim šitą. Ir veikseną pakeičiame į sodrumas. Padidiname teptuką. Maždaug mums reiks vedžioti teptuką ant dantų. Tai maždaug šiek tiek mažesnį. Šiek tiek padidinsime paveikslėlį, kad būtų patogiau. Štai. Ir vedame. Maždaug dantų kontūrais. Labai nepergyvenkite, kad užvesite ant lūpų. Visą tai paskui ištaisysime. Tam mes sukūrėme kopiją sluoksnio. Paskui parodysiu, kaip tai padaryti. Ir apvedame. Atsargiai, neskubant. Matome, kaip gražėja paveikslėlėje dantis. Ir čia šiek tiek. Aš per daug nesistengsiu, kad pamoka neužimtų per daug laiko. Štai. Dabar, kad ištaisyti, pavyzdžiui, jeigu per daug užvedėte, kaip aš dabar specialiai padariau, pasirenkame teptuką, trintuką ir tiesiog trintuko pagalba užvedame ten, kur neturėtų būti balta spalva. Štai, kažkas panašaus. Dar matau, kad čia šiek tiek likę. Tokiu principu mes pagražiname šitą paveiksliuką. Ups. Galim ar pamažinti teptuką, jeigu patogiau jums, ar padidinti. Štai. Gaunasi žymiai gražiau. Gali atrodyti, kad per daug balta. Ką mes galim padaryti?
Taip pat pasirinkę viršutinį sluoksnį, tiesiog sumažiname permatomumą. Galbūt čia per daug, tai mes sumažiname. Kaip jums atrodo geriau, paliksiu tiek. Štai ir viskas. Iki.